Viešpats su jumis. Broliai seserys, sveikinu susirinkusius į šventąsias mišias šį pirmąjį spalio mėnesio bažnyčioje skirto Marijos garbinimui sekmadienį. Šiuose mišiuose meldžiamės už amžinatilsį Vladą Terlecką, mirusį prieš 1 mėnesį, kovo 11-osios akto signatarą. Taip pat Dievo gailestingumui patikime visus Terleckų giminės mirusius ir meldžiamės už gyvuosius. Tegu Viešpats mirusiems būna gailestingas, o gyvuosius stiprina ir laimina. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu atėjo fariziejų, kurie spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems: o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė: Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo: dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja. Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus susirūstino ir tarė jiems: leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Tai Viešpaties žodis. Šios dienos Dievo žodžio skaitiniai pirmiausia skirti šeimos temui. Todėl ir noriu pirmiausia pasidžiaugti visomis šeimomis. Ačiū, kad esate ir kad savo gyvenimu įgyvendinate ir liudijate tai, ką Dievas per savo žodį skelbia, kad esate vienas kūnas. Jūsų liudijimas ypač svarbus šiandiename pasaulyje, kuriame šeimos patiria daug sunkumų, puolimo ir deja nemažai šeimų išsiskiria. Girdime, kad skyrybos nėra vien mūsų laikų problema. Iš Evangelijos galime suprasti, kad jos egzistavo ir Jėzaus laikais. Fariziejai klausė Jėzaus, ar galima skirtis su žmona, ją atleisti, kaip tuo metu tai buvo vadinama. Mozės įstatyme išties buvo numatyta tokia galimybė. Bet Jėzus sako, kad tai tik prisitaikymas prie kietos žmonių širdies. Nors taip ir vyksta, tai nėra Dievo planas. Ir Jėzus kviečia prisiminti pradžią, kurioje taip nebuvo. Tai kvietimas kiekvienai šeimai išgyvenančiai sunkumus, krizę, galbūt esančiai ant skyrybos
slenksčio, grįžti į pradžią. Kas ta pradžia? Tai ne tik susipažinimo, įsimylėjimo laikotarpis, ne tik vestuvės ar medaus mėnuo. Žinoma, ir šiuos dalykus verta prisiminti, pasikalbėti, kur vienas kitą pirmą kartą pamatė, ką tuo metu jautė, kuo būsimasis sutuoktinis sužavėjo. Naudinga ir santuokos įrašą pažiūrėti, juk dabar dažnai santuokos apeigos jau filmuojamos. Bet kartais toje pradžioje dairantis paaiškėja, kad nieko labai rimto ir nebuvo, kad buvo pradėta ne nuo tikros pradžios, o tik nuo praeinančių jausmų, laikino susižavėjimo, emocinio pakilimo. Kai Jėzus kalba apie pradžią, jis turi galvoje ką kita. Dievas yra visko pradžia. Tai jis yra žmonių meilės, jų tarpusavio ryšio kūrėjas. Todėl prisiminti pradžią tai sugrįžti pas Dievą, sugrįžti prie to, ką jis sujungė ir ko žmogus negali atskirti. Tad Evangelijos kvietimas grįžti į pradžią, tai atrasti savo šeimoje, savo santykiuose Dievą. Atrasti gal tai, kad jo iki šiol šeimoje nebuvo, kad šeimos namas, kito Jėzaus palyginimo žodžiais tariant, nebuvo statomas ant Dievo uolos, bet ant smėlio. Biblijoje šeimos, vyro ir moters santykis visada yra ir ženklas santykio tarp Dievo ir žmogaus. Žmogus kartais elgiasi panašiai su Dievu, kaip vyras su žmona, nusprendžia jį atleisti, nusprendžia skirtis su Dievu. Taip vyksta daugelio žmonių gyvenime, nors tai nėra Dievo valia, nėra pagal jo planą. Ir kodėl žmogus rašo Dievui skyrybų raštą? Kodėl nuo jo nusisuka? Turbūt nes irgi užmiršta pradžią, kad yra jo vaikas, kad yra jo sukurtas, jo atpirktas, kad iš jo turi savo gyvybę, alsavimą, savo laisvę ir sugebėjimą mylėti. Žmogus ima manyti, kad gebėsiąs mylėti ir būti laimingas vienas pats, be Dievo, kad pats susikurs savo rojų. Deja, sukuria tik pragarą. Norėčiau šį Jėzaus kvietimą grįžti prie pradžios šiandien pritaikyti dar vienai sričiai. Šiuose mišiuose meldžiamės už kovo 11-osios akto signatarą Vladą Terlecką, didį tėvynės mylėtoją ir jo sūnų. Kiek teko su juo susipažinti arba jo raštų skaityti, jis irgi skaudžiai išgyveno savotiškas dalies žmonių skyrybą su savo tėvyne. Jis matė, kad dalis piliečių, dalis Lietuvos vaikų šiandienos Evangelijos žodžiais tariant, rašo Lietuvai skyrybų raštą. Jos nemyli, nuo jos nusisuka, niekina jos praeitį, jos didvyrius. Taigi jis kvietė pagarbiai žvelgti į istoriją, į savo tautos ir valstybės pradžias. Dar daugiau, jis kvietė ir prie tikros pradžios, prie Dievo. Savo ausimis girdėjau jį sakant, kad mylėti tėvynę tai Dievo įsakas, tai 4 įsakymo gerbti tėvą ir motiną natūrali dalis. Ir jis tiek savo knygomis, tiek straipsniais, tiek kalbomis šią pagarbą skatino ir kovojo su tais, kurie mėgino ją paminti. Tikime, kad dabar jis, peržengęs mirties slenkstį, jau artinasi prie tikros
naujosios visų mūsų pradžios, prie Dievo ir eina į mūsų visų amžinąją tėvynę. Tegu ten būdamas jis užtaria ir šią žemiškąją, kurią taip mylėjo ir dėl kurios kovojo. O užbaigti norėčiau vėl grįždamas prie to, ką sakiau, kad sutuoktinių santykis yra ženklas Dievo ir žmogaus ryšio. Jeigu kas šiame santykyje ir turėtų teisę rašyti skyrybų raštą, tai Dievas, nes mes žmonės jam tikrai nusikalstam ir būnam neištikimi. Dėkokime, kad jis šito rašto niekad nerašo, bet visada pasirengęs mus vėl priimti, apkabinti ir ne mus, bet mums atleisti. Jis yra tikroji meilė, kuri, kaip sako apaštalas Paulius garsiajame himne meilei, pamiršta, kas buvo bloga. Ji nepamiršta mūsų ir nepamiršta pradžios, o tik, kas buvo bloga. Mokykimės ir mes būtent tokio dieviško užmaršumo ir tokios atminties. Nusidėjau.
viešpaties tarnaitė, teesie man pagal tavo žodį. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateini tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amžinatilsį duok milusiam viešpatie. Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinatilsį duok milusiam Vladai viešpatie. Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Jėzus ramybėje. Amen. Viešpatie Dieve, palaimink mus, čia susirinkusius, paminėti milusį Vladą ir prašykime palaiminimo mums visiems. Palaimink viešpatie mūsų slavą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vasarą rugpjūčio mėnesį vakare Jūratei Vladas pasakė, kad gyvens 20 dienų. Nei jis aiškiaregis buvo, nei jis nieko ir va, įsivaizduojat, šitas jo pasakymas įsipildė. Kaip kunigė čia suprast? Mano vyro buvo toks pasakymas. Dabar kas yra Vladas Terleckas? Ne Antanas, bet Vladas Terleckas. Vladas Terleckas yra socialinių mokslų daktaras. Buvo. Ne yra, bet buvo. Dėstė pinigų bankų disciplinas universitete 33 metus. Plus 5 mokėsi, tai reiškia 38 metus. Yra parašęs virš 500 straipsnių knygų. Akademikai tiek neparašo, kiek jis parašė. Rašė nuo ryto iki vakaro. Ir yra labai gerų knygų, daug istorinių knygų, tai kas domitės, galit paskaityti. Žmonės gyrė ir aš gyriu. Dabar su kitais signatarais jisai dalyvavo atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę. Išugdė valstybės institucijoms ir nemažai vadovų. Apie tai kažkaip nutylima. Daug jo studentų buvo vadovais nepriklausomai Lietuvoje. Dabar, kada Vladas numirė, aš galvoju, kaip čia dabar su tuo televizija pranešt. Kol aš sukau galvą, įjungiu panoramą, dabar galvoju, panoramą, Visokavičius komentuoja, Kauno buvęs Raikomo instruktorius komentuoja šito žmogaus, mano garbingo, apie jį kalbą. Tai kaip gali būti sveiki nervai, įsivaizduojat? Per televiziją kalba Visokavičius, buvęs Raikomo instruktorius. Apie mano vyrą, socialinių mokslų daktarą, garbų žmogų, tai tebėra tas, norėjau iškart skambinti vadovui. Iš Valionytės sužinojau, kad čia viską tvarkė Budrienė, televizijos vadovė. Ir davė suprast, kad tu čia šok, nešok, nieko nepakeis. Taip ir liko va. Bet žinokit, tokie yra mūsų televizijoje dalykai dedasi. Dabar toliau. Būdavo, reiškia, sako, ten brolis toks, anoks, ten čia viską Vladas turėdavo atkentėti už tą brolį. Bet jau brolis senai miręs, o va ant jo kiek visko dar dabar aš girdžiu. Darau tokią išvadą. Jisai buvo talentingas žmogus, jisai buvo protingas, gabus,
O tokių, kiek žinom, per istoriją, per gyvenimą nemėgstama yra. Tai va čia brolis jo kitą kartą šalia visai ne prie ko buvo. Mes su Vladu kartu mokėmės nuo pirmo kurso, nuo 1961 metų, nuo pirmo kurso. Bet čia ne iškart šitos ir meilės, tos ir viskas buvo, bet per laiką, va nuo antro kurso jau mes rimčiau. Antram, trečiam, ketvirtam, 3 metus draugavom. O paskui va ir gyvenom. Nugyvenom 60 kartų būdami 63 metus. Tai nei aplinkui nieko negirdėjau, nei iš giminių, nei iš pažįstamų nebuvo, kad šitaip sutartų, gyventų. Aš pagalvoju, galima buvo dar 3 kartų po 60 gyventi, nes jokių nebuvo, nežinau, ar čia tokios santokos laimingos, ar čia kaip, bet va, aš radau parašytą, kad laiminga santoka, kur aš šit galbūt ir neusirašiau, kad laimingos santokos paslaptis taip visada ir liks paslaptimi. Taip, kad niekas ir nesužinos, kodėl šitaip yra. Dabar Vlado jautrus draugas gyvenimo, mylimas vyras. Jam buvo ir šitie pagal vyskupą Valančiaus Padliecai, vadino jis tos blogus žmonės. Mes kagabistais vadinom įvairiai. Tai Vladui irgi nebuvo blogų žmonių. Jo tėvukas buvo, tėvukui buvo visi geri, jo tėvukui buvo visi geri. Ir Vladui tas pats, kiek jam pridarė yra, kiek jis prikentėjęs, bet jis kažkaip užsirūko cigaretę, parūko ir toliau eina, rašo ir toliau dirba. Neturėjo, nenešiojo širdį piktumo. Žodžiu, geras žmogus, taip ir išliko visą gyvenimą, kaip ir tėvukas jo. Buvo jis stipri asmenybė, kadangi mes augom 3 seserys, Vida, Nijolė ir aš be tėvo, mes jo neturėjom, jis buvo sunaikintas, čia ilga istorija, neįdomu jums turbūt, tai jisai mano seserim, ne tik man, bet į seserim atstojo ir kaip tėvas. Reikėjo į pabarį, reikėjo patarį. Tai didelis džiaugsmas, gaila mano seseris anksti mirė, bet iš Vlado turėjo didelio palaikymo, atvažiuoja viena iš Kauno, kita iš Šiaulių, o Vilniui paguodą rasdavo. Vladas visada sugebėjo bendrauti. Dabar Saulaičių yra toks pasakytas, žmogus jau Dievo glėbyje, gyvenimo užduotis atlikęs, mes jį tik pagerbėme. Kada jį šitaip keikdami sužlugdyt galėjo, kada jis nebuvo priimtas į universitetą, mokydamasis gerai, tikrai kitas būtų nusigėręs, galbūt dar kas nors tokio. Tai Vladas šitokios stiprios valios, stiprus žmogus, į Kazakstaną važiavo, ten apgaulės, juos apgavo dėl tų mokėjimų, į Kareliją, į Durpynus. 3 metus jis atvargo, bet jis vis tiek savo siekė mokytis ir pasiekė. Į universitetą galbūt jo ir nebūt priėmė dėstyti, nors jis buvo talentingas, gabus, mes mokėmės kartu, visi matėm, bet Žilėnas katedros vedėjas, mokslo akademijos narys, korespondentas, stipri asmenybė, rizikavo turbūt, aš taip manau, ir jis buvo priimtas ir būdavo dieną pareina, sako, turbūt jau nebedirbsiu. Reiškia, visą laiką tokia daroma įtampa. Ir vėl lieka jis. Vėl po kurio laiko labai aštriai
jau ją matyt persakydavo, vedėjas gal ar ką, bet 33 metus išdirbo, studentai labai patenkinti ir gaila, kad nematau čia šiandien ne vieno. Labai gražus atsiliepimai, labai patenkinti. Jisai sugebėjo ne tik tą discipliną pateikti, bet jis sugebėjo per tą savo discipliną dėstomą dalyką pateikti ir įdomių dalykų. Studentus tas ugdė labai. Dabar kada aplink yra tiek daug skyrybų, visokių nesantaikų, santuoka yra didelė vertybė, didelis džiaugsmas. Pasitikėjimas vienas kitų, ištikimybė buvo 100%. Vladas buvo apdovanotas visapusiškai, ne tik išvaizda, taurumu, viskas vienoje asmenybėje. Kaip žmogus buvo išdidus, niekada nieko neišdavęs, į jokią partiją neįstojęs. Ir deputatas buvo, bet jisai savo išliko. Tai belieka nuoširdžiai palinkėti, kad ilsėtųsi ramybėje ir amžinojo gyvenimo šviesa jam nuolat šviestų. Čia turiu porą tokių, daug tų Jūratė čia rašė, nes jos buvo telefonas žinomas, jie rašė. Aš neturėjau tiek jėgų, kad man dar žinutės, užuojautas. Tai va, aš vieną kitą perskaitysiu. Valiušaitį visi žino turbūt. Jis vieną žinutę Jūratė atsiuntė, paskui atsiuntė kitą, kad netektis Lietuvai didelė ir ramybės jūsų šeimai. Paskui buvo tokia prancūzė, lietuvė, Paliulis, irgi turbūt ją žinot, Karolina Paliulis. Miela Jūratė, reiškiu jums gilę užuojautą dėl jūsų brangaus tėvelio mirties. Buvo garbė pažinti tokį Lietuvos didvyrį. Jo misija yra taip pavyzdingai atlikta, jis dabar galės ramiai apsaugoti jūs, mamą ir Lietuvą iš aukščiau. Karolina Paliulis. Čia dar kaimynės tokia irgi įdomi. Amžinatilsį tautos milžinui, taip matau jūsų brangųjį žmogų. Labai didelė netektis visai tautai. Mano didžiausia užuojauta jūsų mamai. Sunku įsivaizduoti, kaip sunku netekti savo viso gyvenimo antrosios pusės. Liūdžiu, Jolanta. Tai daug tų yra tų užuojautų įdomių, gražių, bet ką čia prisigirsi, ką čia pasigirsi. Žmogus buvo nuoširdus, žmogus geras, įdomus, apsiskaitas, daug literatūros perskaitas. Užtat didelis to žinios išsiskleidė jo knygose. Ir istorikai nėra užtat ir patenkinti, kadangi jisai juos pralenkė nežinau kiek tų kartų, bet šitokių knygų jie neparašė kaip Vladas. Tai va, dėkoju visiems už dėmesį. Gaila, surašėm 50 sąrašą, bet va matot, kaip išbirėjo tas sąrašas. Ką padarysi, gal tikrai žmonės nesurado ar negalėjo, bet ačiū jums dalyvavusiems, giedojusiems ir pagerbusiems nuostabų mano vyrą Vladą Terlecką. Ačiū. Kunigė, taip liūdnai kalbėjau, kad užmigot, ką? Ruduo, krinta lapai. Šiandieną ryte dar buvau Krivasalėje ir Vlado gimtinėje. Žiūrėjau per langą ir nenorėdamas vėjį tas mintis, nesinori susitaikyti su tą mintim, kad Vlado dėdės jau nėra. Tačiau užeina tokios bangos,
ir pasidaro liūdna. Sako, vyrams nedera verkti, bet prisipažinsiu kartais ir ašaran byra, kai prisimeni Vladą. Ir tokiais užeina kaip ir vėjas, kaip vėjoja tos lapus, tai užeina tokios, vienas prisiminimas veja kitą, ir tie prisiminimai tokie fragmentiški, bet labai svarbus. Prisiminiau tuos laikus, kai ateidavo KGB į mūsų namus, įsiverždavo, darydavo kratas ir švęsdavo tėvą. Tai namuose būdavo didelė labai tragedija. Tėvo nėra, mama verkia, miškas, namas, žiūri per langą, vaikas pergyveni ir matai, ateina dėdė to keliu. Įeina į trobą, veidas tikrai toksai nuo įtampos pavargęs, nes brolį areštavo, tragedija. Bet kad ir toksai veidas, kad ir tokia nuotaika, vis tiek kažkaip tai tarsi mūsų tą namelį aplankydavo šviesa. Gera pasidarydavo, kad tu ne vienas, kad mama ne viena, kad šeima ne viena. Ateidavo Vladas ir mus tardavo. Aš neatsimenu, ką jis šnekėdavo, bet tikrai tai būdavo toksai nusiraminimas. O šis žmogus tai paliko mano gyvenime daug prasmės, kai dabar klausinėja artimieji, draugai, tai kiek jisai pragyveno, kai 85 metus. Tai sako, tai jau maždaug taip reikia suprasti ir laikas, bet tai norisi priešintis tam, sakyti, ne, jis dar galėjo, dar dieną, kiek dar dienų galėjo žmogus pragyventi, bet dėja jisai išėjo. Diena. Dar viena diena ir gal galvoju pats, kad galėjai tylėti, tai atsiprašau, galėjai kažką pasakyti per tą dieną. Mes dažnai nesusimastome, kad tų dienų netiek daug yra ir gali ta diena būti paskutinė. O Vladas dar mane labai imponavo tuo, kad jisai labai žmogus buvo tolerantiškas, jautrus, labai jausdavo kitą žmogų, pasverdavo kiekvieną žodį, ką jisai sakydavo. Jis man daug galėjo pasakyti ir griežtesnių žodžių. Galėjo sudrausminti gal dėl kažko tai, bet niekados šito nepasakė. Užtekdavo jo žvilgsnio ir pats suprasdavai, kad kažką darai ne taip, kažką galėtum daryti kitaip. Pagarba žmogui, nesvarbu, koks tai žmogus būtų, ar paprastas kaimo, koksai, sakykime, netašytas, atsiprašau, Jurgis, ar būtų kokia nors asmenybė garsi, visiems žinoma, jisai su visais vienodai bendraudavo. Be abejo, jo gebėjimai vertinti supantį pasaulį, vertinti Lietuvos praeitį, tai buvo tikrai nuostabus. Jisai turėjo puikų analitinį protą, labai tiksliai sugebėjo apibrėžti vienus ar kitus istorinius įvykius ir tai ne tik tai žodžiu vertino, bet paliko ne vieną labai vertingą knygą. Daug kas tartum erzina, sako, koks jisai istorikas, jisai nebaigęs istorijos mokslų. Tačiau paskaitęs jo monografijas istorinės, tikrai tų profesionalūs istorikai tikrai toli iki jo gilumos, iki jo išminties ir iki jo atminties. Tai amžinatilsį, tėdai. Ačiū. Mums visada atrodo, kad turim daug laiko ir man atrodė, kad yra laiko, kažkada bus patogi situacija pakalbinti dėdę, jis daug papasakos, nes vis kažkaip prabėgom susitinkinę, netenka ilgiau pakalbėti, toks gyvenimas mūsų labai greitas ir dabar, kai dėdė išėjo, tai galvoju, kodėl tam tikrų dalykų aš nebežinau.
Ir galvoju, kodėl aš jo nepaklausiau, nes dabar jau nebepaklausi, nėra nei tėvo, nei mamos mūsų, nei dėdės Vlado. Ir tie dalykai taip ir liks neaiškus, nežinomi. Aš norėčiau kalbėti tik vienu aspektu apie brolius, apie savo tėvą ir dėdę. Tai tarp jų netoks mažas metų skirtumas, kaip broliai aš pasakojau ir per šermenis pasakojau, kad taip abu turėjo humoro jausmą neprastą, abu mėgo pasižodžiuoti, parungtiniauti, patraukti vienas kitą per dantį. Bet iš tikrųjų jie labai skirtingo charakterio, kaip sako Regina, tikrai skirtingo charakterio, skirtingo temperamento, bet turiu pasakyti, kad turėjo be galo daug panašumo. Ir visų pirma, tas panašumas, aišku, kažkaip išėjo iš vieno vertybinio tokio šaltinio. Labai jų panašus buvo požiūris. Visų pirma, be galo sutapo požiūris į Lietuvos okupaciją. Labai abiem didžiulį visam gyvenimui paliko tą tokį pareigą, tokią partizaninis karas. Ir kai tikrai Vlado tokie išskirtiniai gabumai, kai jis tampa universiteto dėstytoju, tai jam tas, mūsų tėvo Antano Terlecko, ta politinė veikla jam trukdo daryti, nukilti profesinės karjeros laiptais. Bet kaip Gintas sako, jie yra broliai ir pažiūros jų niekada nesiskyrė. Ir galbūt va šitas nepakanka, tam tikra jų ta ir brolystė vyko tam tikrom konspiracijos sąlygomis. Nes sovietmečiu tai Vladas dėstytojavo jau, kai persikėlė ekonomikos fakultetai, tie persikėlė į Saulėtekį, tai mes netaip toli gyvenam. Tai žiūrėk, jau dėdė Vladas iš paskaitų ir ateina pas mus. Ateina pas mus, jie kalbasi, broliai, tarėsi, pasakoja ir niekada nebuvo jokių kažkokių ideologinių nesutapimų. Puikiai vienas kitą suprato iš pusės žodžių ir visada, nežinau, net tada, kai būdavo atskirai, jie vis tiek vienodai mąstė. Tikrai vienodą mąstymą turėjo. Abu turėjo, čia ir brolis Gintas sakė, abu turėjo labai stiprų tokį socialinio teisingumo jausmą. Ir tą tokį, tas socialinio teisingumo jausmas turbūt juos vertė ir kovoti su režimu, su sistema. Paskui tėvas, kai jau buvo paskutinį kartą įkalintas jau išvežtas ten į Uralą, po to į Magadano tą tremtį, tai dėdė ateidavo irgi mūsų po paskaitų aplankyti irgi, bet per mišką pėsčiom ateina aplankyti, sužinoti, ką brolis rašė, ką laiškuose pasakoja. Žodžiu, tas nuolatinis ryšys buvo. Bet labai, tai ten dabar ir skaitant kartais mano tėvo dienoraščius, galbūt aišku, ten dabar reikėtų jiems daugybę komentarų, nes net ir rašydamas dienoraštį tėvas nebuvo iki galo atviras. Jis rašo dienoraštį ir visada žino, kad jeigu saugumiečiai ras, tai reikia šitą ir jiems parašyti, kad jie negalėtų visiškai jo ten apkaltinti. Tai ten yra tam tikri pasažai, jeigu rastų saugumiečiai, ten reikia tiesiog suprasti, kad čia jisai gudrauja, čia nori kažką apgauti, čia jis trupučiuką apsimetinėja. Tai ta konspiracija sovietmečiui visiškai suprantama, bet buvo tam tikros konspiracijos ir jau nepriklausomai Lietuvoje. Todėl, nes vis dėlto tie, kurie gavo valdžią, aš nesukonkretinsiu kas, bet ten tuoj pat buvo bandyta Antaną Terlecką paversti, už paraštės užkišti. Jis toks radikalas, jis šioks anoks, jis netikės, su padarė žmonėm nėra čia kaip su juo bendrauti. O iš tikrųjų tėvo o dėdė tuo metu yra Seime. Yra Seime ir nesvarbu, kaip jis tuo metu ten vadinosi tas Seimas, bet jis yra Seime ir jis yra kaip ir valdžios atstovas, suprantat, o mūsų tėvas jau yra gatvės politikas. Ir jie per daug savo draugystės tuo metu irgi neafišavo. Man labai gaila, kad nebegalima to paklausti dėdės Vlado. Kodėl neatsirado laiko jo paklausti? Nes tėvo kova ir prieš Prunskienę,
ir prieš Vagnorių. Tai vis dėlto jis be galo daug informacijos iš to, kas vyksta politikoje, Seime, valdžioje, be galo daug informacijos gaudavo iš brolio. Ir jie be galo daug tardavosi. Nors yra tokia knygutė, kaip broliai Terleckai prieš Vagnorių, prieš kokią ten knygelę, bet ten straipsniai surinkti. Bet iš tikrųjų tai jų yra bendradarbiavimo, to didelis politinis laikas yra jų bendradarbiavimo tokia pasiekmė. Jie vienas kitą palaikė, vienas kitą stiprino, vienas kitą informavo, vienas su kitu tarėsi. Tai labai gaila, kad turbūt tie dalykai taip ir liks paslaptyje, nebėra žmonių, kurie gali tai papasakoti. Žodžiu, visiems mums reikia daugiau šnekėtis, kol esam gyvi. Stiprybės. Tai stiprybės Jūratė. Didžiovyrys. Daug jis padarė dėl tautos. Labai daug. Mes visi žinom, kiek jis padarė. Kaip tik nepriklausomybę paskelbė, jis mūsų kaime pastatė kryžių, paminklą. Ir įvardino visus partizanus, mūsų kaimo virš 20 partizanų, kai tik tai nepriklausomybė. Tokį darbą ir mes didžiuojamės tokiu vyru. Ir visi gerai žino jo darbus, visi labai, kad jis buvo talentingas. O man jaunystė vaikai buvo vadas mūsų. Ir mes kovojom su kitu kaimu už ežero. Jie gyveno už ežero, o mes šitoj pusėj. Kalnas didelis, pušis ir ežeras. Ir buvo lemiamas mūšys. Susirinko apie 20 jis surinko, mūsų vadas, apie 20 kovotojų su tuo kaimu. Tas kaimas nuo senų laikų nesuteikė. Ir mes susirinkom kovot. Visgalva, toks buvo. Ir kovojam. Ir vyresnis iššoko iš užnugario jų su lazda. Pusbernys. Ir jie metės į mūsų pusę. Kalnon. Užtat, kad už nugarės išėjo. Ir kai metės, tai mūsų vadas sako, paimt nelaisvėn. Ir aš patį aršųjį, jis bėgo ne į savo kaimą, o į mūsų kaimą. Jis bėgo požerę. Ir žiūri, kad liūnas klimpsta. Aš sakau, stok, liūnas. Jis sustoja. Aš jį apkumščiavau gerai į šonkulis, į kuprą, užskverno ir einam pas vadą mūsų. Atvedžiau viskas, jį dar biškį jis gavo ir paleidom. Bet ne tame esmė, kad aš sugavau, o esmė ta, kad man apdovanojo jo brolys Lietuvos ordinu ar medaliu, aš jau neprisimenu. Apdovanojo jaunesnysis vidurinis brolis. Suteikė, iškabino už tą pagal jo žygdarį, koks ant žygdarį, ir nešiojaus. Bet dėja jis įslydo iš mano rankų. O kaip įslydo? Sėdėjau jau gal kokiai 5 klasiai, atsinešė
kariškus žiūronus, tuos jūrinius, kur prisitraukia gerai. Nu kaip man vaikui tų žiūronų neįsigyti? Nu ir pasikeitėm su tuo medaliu ir pasikeitėm. Tai nepradingo tas medalis, kažką ir toks bubulis. Tai tas vat mūsų vadas labai buvo mum vaikam geras prisiminimas, labai geras, kad vaikystė praėjo labai linksmai ir viską atsimenam iki šiolai, atsimenam. Tai suveinam būdavo visi kartu su juo ir buvo krūmai, eliksnynas ir jis, davai, pakariaukim, jūs partizanai būkit Lietuvos, atės skribai bus dalis. Nu ir taip linksmai praeidavo, pakariaudavom, jis sustoja vyrai, sakytės, ir užtraukė dainą, jis vienas dainą užtraukė, iš kur jis taip išmoko. O kada Lietuvėlė bus laisva, Kremliaus sienas sudrebės, penkiakumpę subirės, tai tada Lietuvėlė bus laisva. Tai tiksliai pasidarė laisva Lietuvėlė, sulaukėm ir labai dabar gerai gyvenimis toks praėjo. Gera šeima labai buvo, jų pati šeima niekada mūsų neskirdavo, nors mes skirtingų buvom pažiūrų, tėvas žuvęs buvo apylinkės pirmininku, bet mama visada kviesdavo pietų visada, sriubytės visada. O jaunesnis, jo brolis amžinai, apdengė mūsų tvartą, išpjovė skėdės, pats viską tvartą, rūsį apdengė, taip, kad mūsų jie Terleckai labai gerbė. Ir geras prisiminimas. Tai tik tai man gaila, kad pas juos užeidavo partizanai prieš kalėdas, kalėdas tiesiog, užeidavo partizanai, jie buvo nuošaliai ir užeidavo ne mūsų kaimo, o labai juos mėgo. Ir jie kaip sakydavo, mūsų apsupė, skribai apsupė, mums nėra kur žiūrėti, mes į vandenį ir kvėpavom per nendrį. Ir išgyvenom. Ateina, laukia kitus metus laukia jų, o Vladas pasako, aš sako, jie netėjo. Man širdis tik suvirpėjo, reiškia, žuvo kaip mūsų partizanai. Turbūt kaip žuvo, tiek pat kaip partizanai, kaip mano uošvio broliai žuvo Švenčianysne, atvežtas čia paminklas pastatytas, į daug žuvusių, daug ištremtų mūsų iš kaimo. Iš kaimo po 3, net po 2 vaikus sūnus yra žuvusių. Ir toks laikas buvo. Tai viskas praėjo labai, vaikystė labai rami. Ir ką prisimint mums vaikam, einam į mokyklą, pradėjom jau, paaugom jau, pradinė jau baigiam, jau paaugom, einam
penkiese iš mūsų kaimo einam ir vis prisimenam mūsų vadą, prisimenam, kai buvo gera. Nu ir tada ką, žodis po žodžio mes sukūrėme apie dainelę tokią. A ten prisiminėm, kur kovojam, kalnas didelis, pušis, ežerai ir sako, kur ežeras melsvas, kur kalnas pušaitė, seniai ten kovojo Terleckas narsus. Nuo amžių ten vyko grumtynės, peštynės su Šiškinių vyrais, Teliokų vagiais. Jie nebuvo Teliokų vagiai, tik tai savo pasiėmė Teliokus, kur konfiskavo kolūkis, jie savo atsiėmė naktį. Tai buvo padorų žmonės, aišku. Jau čia Vilniui manęs niekada neužmirždavo. Niekada. Ir gerus patarimus duodavo. Labai gerus. Kaip apsivedžiu aš, tai jis labai gerą patarimą daro. Su žmona neprilygink ko nors žmonai, neprilygink. Žmonai labai kenčia žmonas tada, jei prilyginsi. O aš jaunas buvau, nepaklausiau, neįsigilinau į šitą. Ir įvyko pas mus skyrybos. Bet mes draugavom labai gerai su juo visą laiką. Kaip tik pasirodė Brazdžionio knyga, Vygantai, skaityk tą knygą. Ir aš paėmiau, kiek skaitau ir kelios mintys išliko. Tyliau giedokit serafimai ir žvaigždės jūs plasdenkite tyliau. Ir aš prie jo rymiau, kol rytmečio šviesi žarai šaus. Tai jam tinka šitas. Ir aš prie jo rymosiu. Vladai, ačiū, prisiminsiu, žiūrėsiu į tavo nuotrauką, kai bus sunku, žiūrėsiu ir aprimsiu. Aprimsiu, prisiminsiu vaikystę, aprimsiu, o jum amžinatilsį. Ačiū. Tai prisistatau, kad esu Jūratės draugė iš Kauno, Daiva Pranskevičiūtė. Tai labai gailiuosi, irgi kaip kalbėjo čia dukterėčia, kad labai mažai tik keletą kartų su ponu Vladu teko asmeniškai susitikti. Daugiau gal pasakysiu, kokį įspūdį bendrai, kaip Lietuvos gyventojai, pilietiai paliko Vladas Terleckas, kaip tautos garbė ir dora. Labiau tokia yra asociacija, kad reto padorumo žmogus ir kaip valstybės sąžinė, ko dabar labai trūksta. Ir gaila, kad atkūrus nepriklausomybę tokie žmonės, ir signataras, buvo gal nustumtas labiau į šoną ir nedalyvavo valdžios sudarime. Ir gal ir dabar būtų mažiau rietenų, jei būtų tokie žmonės tapę, užėmę didesnius postus ir dalyvavę valstybės kūrime ir tęstinume. Tai ir kažkaip rodos, kad niekada, kiek iš tų žinių pasakojimų, nei okupaciniai valdžiai netarnavo, neprasidavė, nors pagal savo, kaip ir ponia Regina kalbėjo, pagal savo protinius sugebėjimus ir mokslinius darbus galėjo patogiai gyventi, bet pasirinko tokį doros ir sąžinės kelią. Ugdyti studentus ir neišduoti idealų
Tas pats, ko gero, buvo ir atkūrus nepriklausomybę, irgi neišlindo į tuos viršutinius vadovavimo sluoksnius, o stengiasi dirbti dorai ir sąžiningai. Ir ypatingai ačiū tai už tas istorinės knygas, kurios yra, daug partizanų yra parašę ten tų knygų prisiminimų. Bet Vlado Terlecko yra surinkta dokumentika, pagrįsta ir čia Jūratei tikriausiai ačiū, kad išvertė į užsienio kalbą ir buvo galima padalinti pažįstamiem draugam ir Škotijoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tai po to jie sakė, kad skaitė mielai, nes neturėjo supratimo, kas darėsi su mūsų valstybė, okupavus Lietuvą ir to karo nežinojo, kuris vyko po karo, tai labai dėkui už tas knygas. Ir Jūratės tai noriu paprašyti, kad nesustotų tęsti tų darbų, gal pavyks prisiminimus išleisti tėvelio ir taip įprasminti jo atminimą, tokio garbingo žmogaus, piliečio. Ir tesilsi jo siela ramybei pasiekus amžiną šviesą, o šeimai tai stiprybės. Dėkui. Aš esu Vaidotas Vaičaitis, Jūratės draugas, mes kartu esam kūmai, turim krikšto sūnų, tai per Jūratę galėjau prisiliesti ir prie jų šeimos, kažkiek tai pažinti jo tėtį, tegul ir nedaug, tai aš tikrai nesijaučiu čia vertas su jumis dalintis, nes daugelis iš jūsų Velionį Vladą daug geriau pažinojot, bet gal galėčiau, sakykime, iš savo generacijos perspektyvos keletą žodžių pasidalinti, keletą minčių. Tai kaip galvoju apie Velionį Vladą, tai kažkaip ateina pirma mintis apie tą lietuvišką kaimą. Krivasalis, Ignalinos rajonas, Aukštaitija ir kažkaip tai iš to filmo, kur kažkada tai žiūrėjau, tai kai galvoju, matau jį plaukiojantį tam ežere ir po to sėdinti toj mažoj nedideliai trobeliai. Kažkaip tai ir galvoju, kokia maža trobelė, sakykime, pakankamai atrodo vargingai, tie pokario vaikai, kaip jie gyvena. Ir pažiūrėkit, kokie užaugo milžinai, tiek brolis Antanas, tiek jaunesnis brolis Vladas. Tai iš tiesų čia sunku atskirti, kartais vis tiek neįmanoma apie vieną be kito kalbėti, bet vis tiek kažkaip man tai jie irgi, sako, charakterio skirtingo buvo, bet man jie panašus savo tokiu užsispyrimu ir atsidavimu, čia jau buvo apie tai kalbėta. Tai kažkaip galvoju, kaip nuostabu, kad mes turėjom tokį kaimą. Kiek tas kaimas davė, kiek jaunų žmonių dėja žuvo pokaryje, išėjo į partizanus, bet kiek tarpukario Lietuvoje, kiek šviesuolių davė. Ir kažkaip dabar vis pagalvoju apie tą sodybų tuštėjimo metą, bet vis tiek norisi kažkaip viltingai žiūrėti. Dabar, aišku, visai kitokia visuomenė, nebūtinai jinai ir geresnė ar blogesnė, bet visiškai jos sankloda yra kitokia ir galvoju, kaip tose kitose sąlygose mums užauginti tokius žmonės. Ir turbūt nenuostabu, kad taip išėjo likimas, taip tam tikrą prasme susiklosti, kad Vladas galėjo būti tas pirmas Lietuvos parlamentaras, kurie paskelbė nepriklausomybę kovo 11. Tai čia turbūt tas, sakykime, tas aukščiausios tarybos, jo, reiškia, darbas aukščiausių tarybai kaip deputatas, kaip parlamentaras ir po to, aišku, Lito kūrimas, Lietuvos banko kūrimas, čia viską aš tai įsivaizduoju čia kaip bendrą vieną tokį vienetą, vieną tokią gyvenimo etapą. Aš manau, kad čia buvo jo gulbės giesmė, būtent šitas etapas. Tai buvo sunku, buvo daug įtampų, atrodė tuo metu
tu neįvertini, ne, bet kad čia būtent buvo tai, bet, sakykime, esminis jo toksai gyvenimas. Jeigu ką, aišku, aš dabar kalbu apie tą tokį visuomeninį pilietinį, reiškia, perspektyvą, bet iš dabartinės perspektyvos atgal žiūrint, tai turbūt taip. Tai buvo jo svarbiausias tas toks visuomeninis pilietinis etapas ir tam tikra prasme po to, ką jisai gyveno, jo visas gyvenimas tarsi tąsa ir noras kažkaip tai papildyti tą visą, sakykime, 90 metų pradžios, visą tą laikotarpį. Nu ir toksai paskutinis momentas, aišku, man kas įstrigo, kaip mes bendravom, nes Jūratė vis tiek jautė gal kažkaip tai irgi Dievo buvo kažkaip paskatinta gal, kad tėčio įrašyti kažkokius tai, sakykime, prisiminimus ir, aišku, dabar laukiam tos prisiminimų kažkokių tai, kur gal iki galo nepabaigė, bet vis tiek didelė dalis yra. Bet vat, įrašyti turiuomenį ir įfilmuoti, ir aišku, kai būdavo progos ir radijoje, pavyzdžiui, Marijos radijoje, tai kažkaip tai labai džiaugiuosi, kad keletą kartų manęs prašė jį pakalbinti, tai vat, asmeniškai mačiau, kaip jisai atrodo vyresnis žmogus, bet kaip jisai jaudinasi ir kaip jisai ruošiasi tom paprastom, sakykime, mes susitinkam apie kovo 11. Nu, tai tu prisimeni, ko čia jaudintis ir ką tu viską tiesiog gali kažkaip papasakoti, ne? Bet jisai tikrai labai jaudindavosi, aišku, nenorėdavo, sakydavo, jau visi yra papasakoję, ką čia aš dar galiu pasakyti, bet kažkaip Jūratės tokio švelnaus stumimo dėka visgi pavyko keletą tų laidų įrašyti ir tikrai labai nuostabu kalbinti, sakykime, yra žmogus, kur, sakykime, aišku, pavyzdžiui, kai tu kalbini, tai tu turi kažkokią projekciją, kur link tas pokalbis turėtų vykti, tai jisai žmogus tas, kur, pavyzdžiui, yra žmonių, kur sunku kažkaip tai juos įrėminti į kažkokį formatą, o jisai buvo toksai, kur buvo pakankamai pasiduodavo, reiškia, kur jeigu užduodavai temą, jis iš karto persijungdavo, ne, ir sakydavo, jo, čia, vat, kaip tas buvo, ne. Tai iš tikrųjų labai nuostabu, kad jisai buvo tą naktį, grįžo iš namų, nuvažiavo ir išbuvo, nes iš tiesų ne visi signatarai išbuvo tą naktį, ne, nes tikrai tu nežinojai, kaip mes dabar galim, va taip buvo, ne. O tuo metu nežinojom, kaip baigsis. Tai irgi parodo tam tikrą jo drąsą. Tai va. Ir pabaigai dar noriu pasakyti, kad kažkaip man į Vladą Terlecką padėjo kažkaip tą kampą kitokį pamatyti Nijolė Sadūnaitė, kuri neseniai paliko irgi mūsų žemelę. Tai jinai kažkaip, kai Vladui buvo labai sunku ir jisai bandė ieškoti jau antros, sakykime, savo gyvenimo daly savęs, kaip čia dar galima pasitarnauti Lietuvai, pradėjo rašyti knygas apie partizanus. Man atrodė, kad ką čia dar naujo galima čia pasakyti, daug tos literatūros yra ir tas, bet kažkaip tas toks Nijolės matymas, kad čia tikrai verta, čia yra tikra. Ir keletą kartų buvau atėjęs į tuos pristatymus, mokytojų namuose ar kažkur tai kitur. Tai iš tiesų kažkaip tai tada pasijautė ta jo dvasia ir tas noras perduoti, nes net buvo ta mintis, kad į kiekvieną mokyklą tas knygas galima išplatinti. Kažkaip tai kitaip, kad čia nėra tik istorinė kažkokia tai surinkta knyga, bet čia su mintim įdėta, kad auklėti, kad dalintis tom reiškia, mintim su ypatingai, sakykime, su jaunaja karta. Ir kartu man Nijolė gal leido pamatyti jo, nežinau, galėčiau sakyti, tą tokį vienišumą,
Nu, kaip ir didelis žmogus, kaip ir pati Nijolė, ne, arba nežinau, čia pranciškonų yra, tai Pranciškus, ne. Tu gyveni žemėje, bet tu esi jau nebe šitos žemės, tam tikrą prasme, gyventojas. Tai vat paskutiniu metu ir Vladas išgyveno šitą. Nes įsivaizduokit, vat, skirtingai negu Lenkijoje, Lietuvoje, reiškia, pakeitė valiutą iš lito į eurą, o Vladas buvo tas, kuris kūrė šitą. Ir čia jo buvo, čia, sakau, dalis tos Gulbės giesmės, jo tam tikrą prasme gyvenimo tikslas, kaip jisai matė po nepriklausomybės atkūrimo ir kaip jisai svajojo, jis labai buvo įsigilinęs į tarpukario Lietuvos tą, reiškia, visą sistemą ekonominę ir jisai kaip galvojo, kaip projektavo, kad tai būtų stipri ta valiuta, ne, kaip ją išsaugoti, ne, kaip bankinė sistema. Nu ir žiūrėkit, vieną dieną tas dingsta. Nebėra. Nebėra, reiškia, tos valiutos, nebėra, reiškia, tas, sakykime, Lietuvos bankas, kuris irgi kūrė, nebevykdo tų funkcijų, reiškia, nebeleidžia nacionalinės valiutos, tai jo, jam buvo didžiulis smūgis. Dabar galima tą suvokti, atrodo visuomenė, tai ėjo valio, reiškia, mes einam į Europą, bet vat, pasižiūrėkim, kaip jam buvo sunku ir po to tikrai labai sunku buvo rasti savo vietą kažkur, ne? Tai tada kažkaip tu galėjai galvoti, tai visą tai, ką aš dariau, tarsi dabar nebereikia, reiškia, viskas pasikeitė. Kaip dabar man rasti, aišku, tam tikrą prasme jo bandymą, jo šitos knygos apie partizanus, tai buvo bandymas kažkaip tai naujai save įprasminti ir manau, kad labai gražiai jam tas pavyko. Bet vat čia turbūt tas, kaip sakiau, jo tas vienišumas, jeigu taip galim pasakyti, nu, čia irgi parodo tokio didelio žmogaus požymis ar savybę, kuris tam tikrą prasme peraugo, jisai peraugo savo tą laikmetį. Ir paskutiniu metu tikrai jam buvo labai sunku. Čia, tai aš kaip anksčiau vis girdėdavau iš vyresnių žmonių, sakydavau, nu, aš nelabai turiu čia ką veikti. Mano tas draugas išėjo, tas draugas, tas prasme. Tai vat, jisai turbūt tikrai sunkiai tą pasikeitimą, sakykime, apie kas dabar vyksta, čia kažkaip tai, nu nežinau, koks nors dirbtinis intelektas ir kiti dalykai, ne, kaip va, tiem žmonėm priimti visą tai, ne, ir tau atrodo, kad čia yra kažkas tai, tu kalbi visai kita kalba, ne, tavo tas matymas arba naratyvas gyvenimo visiškai kitas negu dabar eina. Tai kažkaip tai, nežinau, norėjau apie tai pasidalinti, bet tai nėra kažkaip tai liūdna ar blogai, tai rodo vat, būtent tą žmogaus, kaip sakyti, didybę. Tai yra žmogaus, kuris niekada neišdavė savo matymo tiek apie tėvynę, tiek apskritai apie tiesą, kas čia labai gražiai buvo pasakyta. Gal ne tiek daug teko su juo kalbėti, bet vis tiek jautėsi, kad ta vidinė kultūra, susikaupimas ypatingai, vengimas tuščiažodžiavimo ir geriau kažkokius kampus nusmailinti. Nors pozicija buvo labai aiški visais gyvenimo būdais ir ypatingai istorijos plotmėj. Ypatingai ir Lietuvos istorijos, tos senosios istorijos, jis turėjo savo nuomonę ir ne tai, kad savo nuomonę, jis turėjo teisybę ir nelabai mėgo tos autorius, kurie tą istoriją buvo parevizavę, kaip dabar yra labai madoj. Bet tai kita tema. Nu, jeigu pabaigai pasakyčiau, kad Vladas nuveikė tiek per savo gyvenimą, kitas nenuveikė per kelis metus.
per kelius gyvenimus nenuveiktų tiek, suprantat, kiek. Tai vat, manau, kad jo nuopelnai dar nėra galutinai įvertinti, bet jie pastoviai išlikę ir jie niekur nedings. Tai ilsėkis ramybėje ir Lietuva išliks, tikėsimės. Ačiū visiems. Aš labai dėkoju Jūratei, kad jinai taip pakvietė ir mes galėjom nuveikti kažkokį tai įamžinimo darbelį. Nes iš tikrųjų žmogus buvo labai kuklus ir labai nepelnytai vengė dėmesio ir vengė, kad jį trukdytų, galbūt atitrauktų, galbūt ir kažkiek tai, kad neiškreiptų, tarsi tai, kas yra parašyta jo, tą reikėtų skaityti be kupiūrų, dar kažkaip tai, o kai bendrauju su žmonėmis, kurie tenais video kažkaip tai montuoja, dar kažką tai, ne visą laiką būna ir labai tikslu. Tai taip, dėkoju už tą pasitikėjimą ir kažkaip tai, ir vis tik tais kaip yra svarbu, kad mes tai padarėme, todėl kad žmogus, kai gyvas, kai jis juda, kai jo vaizdo kažkoks tai dokumentas išlieka ir kai jisai žiūrimas, tai jo mintys, to paties žmogaus minčių kažkaip tai daugėja ir jas išgirsta kiti ir aš manau, kad Vladą Terlecką tikrai labai ilgai girdėsim čia Lietuvoje ir tai jau tapo dalis mūsų visų kasdienių minčių ir tų gerųjų minčių. Labai gerai, kad buvo tokių žmonių kaip Vladas Terleckas, nes Lietuvoje galėjo būti ir dar blogiau. Tai daug aspektų, apie kuriuos norėjosi man kalbėti, jau buvo pasakyta ir man tėvelis buvo viskas. Aš iš jo išmokau mylėti Dievą, tėvynę, artimą. Tikrasias istorijos pamokas gavau iš jo namuose. Jis buvo be galo kuklus. Ir vienas iš tų momentų, kad jis leido kitiem būti savimi. Ir jeigu kažkas užgaudavo jį ar elgesiu, ar žodžius, sakydavo, tai jam taip gavosi. Ir dabar ypatingai iškyla prisiminimai labai stiprus iš buvimo ligoninėje. Jisai mirė tyliai, ne tik, kad nereikalavo, bet jis nieko niekada neprašė ir vieni paskutinių žodžių jo buvo, kurios labai tyliai pasakė gerti. Tai man dabar labai asocijuojasi su Kristumi. Ir jisai buvo labai gražus ne tik savo vidumi, bet ir labai gražus savo išorę. Ir net mirdamas jisai buvo be galo gražus ir kelios valandos prieš mirtis taip pasirėmė savo galvą, kaip dažnai darydavo, tiesiog apie kažką galvodamas. Ir aš jo prašiau nesiliaudama atleisti ir jaučiau, kad jisai, mačiau ne tik atleidžia, bet jaučiau, kad jis atleidžia visiems. Tai pavyzdys krikščionio, lietuvio, patrioto.